ką reiškia pirmos 9 dienos po naujųjų metų? Tai yra lyg, kodėl jos tokios svarbios? Tai yra lyg nauja pradžia ir paskaitos tikslas, šio susitikimo tikslas yra, kad sąmoningai suprastumėme, kaip geriausiai išnaudoti pirmasias 9 dienas ir kaip panaudoti tą naujų metų energetiką. Ir kad ta energetika būtų kuo stipriau panaudota, tai kad ateinantis metai būtų kryptingi, harmoningi, palankus, kad jie mums neštų gausą ir kartu ramybę. Ir daugelis iš mūsų tikrai net neįtarėme, kad po tom pirmom dienom paslėptas labai didelis kodas. Ir iškart galiu pasakyti, kas norėsite, visoms mielosios labas vakaras ir visiems labas vakaras. Iš tiesų šis laikas yra unikalus. Šiandien pakalbėsim apie tai, kame mes darome didžiausias klaidas per tas 9 dienas ir aplamai per sausį, kokios didžiausios klaidos ir kodėl mes užsibukinam, kad mums viskas vyks ir staiga niekas nevyksta. Tai šis laikas yra būtent tam, kad mes susikoncentruotumėme į ateinančius metus. Ir kasgi vyksta naujų metų pradžioje? Ir kodėl jinai nėra tik simbolinė, ji ir energetiškai lemianti labai daug. Naujųjų metų pradžioje įsijungia pagal mano pamąstymus, aš panaudojau 6 tokie pagrindiniai aspektai, dėl ko tai yra labai svarbus laikas, nes atsidaro visų pirma kolektyvinis ciklas, bendra mūsų visų sąmonė. Ir ta mūsų visų sąmonė numerologinė prasme tai yra labai svarbu, nes daug žmonių vienu metu atkreipia savo dėmesį į tą patį tašką. Tai yra sausio 1, yra lyg sutartinis laiko formatu 0 taškas. Baigėsi gruodžio 31, 24 valanda ir tai lyg yra taškas, padedam kažkam, kam nesisekė, kažkam, kam santykiai suiro, kažkas, kam su sveikata buvo problemų. Ir staiga tą akimirką gimsta kolektyvinės sąmonės poreikis ar tiesiog didžiulė viltis, kad kažkas įvyks visiškai kitaip. Todėl, kai mes darome po vieną afirmacijas ar kažkokius darbus po vieną, kiekvienas žmogus, tai visiškai kitaip veikia, nei veiktų tuo momentu atspirties tašką. Priimėm. Sausio 1, 001 sekundė ir jau mes žinom, kad kažkas prasidės kitaip, kad mes kažką pasieksim kitaip, padarysim galų gale kitaip. Tai yra įsijungia kolektyvinė sąmonė nuliniam laike. Milijonai žmonių vieną akimirką užbaigia savo seną ciklą ir tą pačią akimirką baigėsi kažkas ir tuoj pat prasideda naujas. Ir tai turi labai didelę įtaką mūsų gyvenime. Kodėl tos pirmos 9 minutės, net pirmos 9 sekundės, sako, tik tai kurantai nuskambėjo, laikrodžiai išmušė 24 valandą, būtina norus, svajonės užsikoduoti. Tos pirmos 9 sekundės, 9 minutės, 9 dienos, 9 mėnesiai, kūdikį taip pat mes nešiojame 9 mėnesius. Tai neatsitiktinai esantis laikas. Tai yra labai stiprus energetinis užtaisas. Ir tai sukuriama kolektyvinis energetinis impulsas ir kai mes darome tik individualius sprendimus, tai taip stipriai neveikia.
Tai štai kodėl tai pirmas toks požymis, kodėl būtent tuo laiku, darant tam tikras praktikas, tai jau yra didelė nauda. Dar kas yra. Jeigu imtumėm antrą, tai lyg yra perėjimas. Uždarimas, uždarom seną ir atidarom naują. Uždarimas ir atidarimas numerologinė prasme yra 0 ir 9. Tai reiškia, ir dar šie metai, kodėl pasirinkau šiuos metus, kad jie yra labai simboliškai labai stiprus. 2025 metai tai yra, jeigu imtumėm numerologinę prasme, yra 9. Tai yra ciklų uždarimas. Bet kokiu atveju, nesvarbu, kuriam jūs cikle esat, vienete, dvejete, trejete, tie, kas pas mane atėjote į konsultacijas, visi žinote, kad pasakau, kuriam cikle esate kiekvienais metais ir dar 9 metam į priekį, kaip viskas klostosi ir kaip ten reikia skaičiuotis. Bet šiaip be viso šito mus dar veikia ir metų ciklas. Kodėl visi sako, tai yra patys palyginus sunkiausi metai. Viskas turi pasitraukti, kas yra sena, kas yra atgyvenę, kam visiškai ko mums nereikia, ko mes net neįsivaizduojame, kad galbūt mūsų gyvenime mes galvojam, kad tai ar tai mums reikalinga, bet iš tiesų gal mums visai nereikia ir mums laikas uždaryti tą ciklą. Ir numerologinė prasme 9 uždaro. Tai yra būtent visas senas patirtis. Ir 2026 metai tai yra vienetas. Jeigu sudedam visus skaičiukus, matom vienetas simbolinė prasme, kaip ir numerologija gaunasi taip, kad mes uždarėm 9 25 metais ir 2026 mes atidarome vienetą, tai naują kryptį. Jei nauja kryptis visada siejama su tai lyg kalendoriaus lapelio nuplėšimas, bet nepaprasto lapelio, 9 metų ciklo lapelio nuplėšimas visoj visatoj, visoj žemėj. Tai yra labai stipri energetika ir tai yra naujo sprendimo, naujos intencijos ir naujos krypties pasirinkimo laikas. Štai dar, tai jau antra priežastis, kodėl tai yra labai svarbus laikas. Dar laiko sutartis numerologiniu požiūriu tai nėra tik fizinis laikas, tai yra susitarimų sistema. Ir žmonijos yra sukurta kalendorinė sistema, bet kuri ilgainiui išsivystė ir energetinė psichologinė sistema. Ir kada mes lengviau perprogramuojame save, kada mes lengviau priimame sprendimus ir galime keisti savo įpročius. Ir va todėl šis laikas, laiko prasme, šis laikas yra laikas, kada mes psichologiškai lengviau savo leidžiame pradėti kažką naujo. Tai yra labai stipru. Ir tas laikas, apie kurį dabar kalbam, kodėl pasiūliau daryti maratoną, jau yra tikrai nemažai moterų, kurios prisijungiant, dėkoju mielosios visoms, kurioms tai įdomu ir kiekvieną dieną gausite po užduotį, bet apie maratoną truputį vėliau. Taigi, svarbiausia yra jau trečia priežastis, kad tai yra lyg laiko susitarimas, mes galime pradėti kažką naujai. Ir ketvirtas, tai pirmos dienos yra visų metų tonas. Tai yra kaip tas posakis, kaip pradėsi, taip ir tęsis. Ir todėl sausio 1-9 laikomas yra toks lyg tai mikromodeliu.
jeigu tos dienos kitų metų mikromodelių, nes yra pirmi sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis ir rugsėjis, tai yra pagrindiniai mėnesiai ir yra metuose 3 mėnesiai, kuriais mes kartojame metus. Tie, kas prašote numerologinių prognozių kitiems metams ir jau ne vienus metus prašote, žinote, kad tie 3 mėnesiai, tai yra spalis, lapkritis, gruodis, yra būtent egzaminų laikymo ir mūsų tų metų įvertinimo mėnesiai. Tai taip pat yra kad tas metų tonas būtų kitoks, jau 4. priežastis, kodėl verta tas 9 dienas labai stipriai atkreipti dėmesį. Ir iš tiesų, su kokia energija mes pradėsim metus, kokius žodžius tuose metuose pradėsim kartoti, kokius veiksmus daryti ir kokias mintis mintyti, taip sukursime savo ateitį. Ir tai jau rašo visos knygos, apie tai visų kaučerių, mentorių paskaitos. Tai nėra tik tai šiaip sugalvotas kažkas. Anksčiau apie tai niekas nekalbėjo ir mes tiesiog gyvenom visiškai kitų ritmų, nes iki 2000 metų, taip imtinai iki 2012 metų, tai buvo dvejeto energija. Tai daug dirbsi, daug turėsi. Dabar yra energija, visatos energija visiškai kita, 19, tai yra vieneto ir devyneto. Ir vėl simboliškai 1 ir 9. 1 ir 9 tai reiškia, vienetas yra mano asmenybė, tas mano stuburas, kurį aš galiu sukurti pati. Ir devynetas tai yra mano protas. Kaip aš galiu savo žinias, savo nuovokumą, savo intuiciją galų gale apjungti kartu su savo gebėjimais mąstyti. Ir va čia atsidaro pagrindiniai dalykai, kai žmonės pradeda suvokti, sąmoningai stebėti savo būtent žodžius, sąmoningai stebėti savo veiksmus ir jau netgi pradeda stebėti savo mintis, gyvenimas radikaliai pradeda keistis. Ir iš tiesų neatsitiktinai yra sakoma, kad pirmos metų dienos turėtų dvelgti ramybė, tvarka, dėkingumu ir kad ta energija, jinai eitų švari, lengva. Jeigu yra daug chaoso, ta energija pradeda strigti. Kodėl netgi žmonėms, kurie yra skeptikai, šitos dienos, kai jie pradeda daryti tam tikrus ritualus ar daryti kažkokias praktikas, net ir jiems šios dienos puikiai veikia, todėl kad psichologija susijungia su mūsų neuro visais modeliais ir kolektyvinė nuostata. Tai yra 3 dedamosios. Mūsų psichologinė, netgi parapsichologinė sistema būtent priima nuo vaikystės, kalėdos ir nauji metai yra nauja pradžia. Ir įsivaizduokit, tai jau mes užaugom su šita nuostata ir plus visa kolektyvinė mūsų mintis yra būtent tokia, už tai net ir skeptikams šios dienos veikia labai labai teigiamai. Kai žmogus sąmoningai pažymi ribą, įvardyja tikslą ir emociškai uždaro praeitį. Tai yra būtent sausio 1, ar ne? Smegenys įgauna signalą, naujas ciklas, tai reiškia priimame sprendimus ir kai mes turime sprendimą, mes turime ir rezultatą. Jeigu apibendrinant, tai vat pirmas aspektas, kodėl tos 9 dienos tokios svarbios, tai būtų simbolinė metų pradžia, nes tai visi švenčia, sakykime.
tada energetika palaiko, visą mūsų energetiką palaiko kolektyvinė sąmonė ir numerologiškai pereiname į kitą ciklą. Iš tiesų, naujieji metai prasideda kitais metais vasario 17 dieną, todėl turiu tokį planą, kad vasario 21 dieną planuoju vienos dienos gyvą susitikimą kažkur Lietuvos viduryje. Tai bus šeštadienis ir jeigu bus norinčių pareikšti didesnis žmonių kiekis norinčių, nuo to priklausys, kokią salę užsakysiu. Tai sutikti tikruosius naujuosius metus. Mes pernai labai šauniai sutikom tikruosius naujuosius metus, tai manau, kad šiemet bus taip pat viskas kažkoks planas, kažkiek tai panašus, kažkiek galbūt atrakcijų ir naujų žaidimų ir dar kažko daugiau, bet tai bus sąmoningas pabuvimas kartu. Taigi, toliau keliaukime. Skaičius 9 reikšmė užbaigia brandos ribą. Jis užbaigia tokį stiprų ciklą, 2025 metai, tai yra brandos riba. Ir pirmos dienos, pirmų 9 dienų energetika, tai lyg metų žemėlapis. Kiekviena diena atspindi iš ateinančių metų mėnesių. Kaip ir pasakiau, 9 mėnesiai pagrindiniai yra. Emocijos, sprendimai, konfliktai ar džiaugsmas šiomis dienomis gali arba padidinti energetiką, arba užblokuoti ir atnaujinti pasikartojančius scenarijus. To, ko mes galim kartais labai nenorėti, bet būtent daryti visai nežinodamos, ką iš tiesų reikėtų daryti tomis dienomis. Kaip nesąmoningai mūsų veiksmai kartais gali mums visiškai pakenkti, o sąmoningas suvokimas, kad tą dieną vyksta tam tikri pasikeitimai, gali mums labai pagerinti mūsų gyvenimo situaciją. Ir dabar aš jums trumpai tom, kurios nenorėsit eiti, ar tie, ar tos, nežinau net kiek vyrų, kiek moterų stebi šią tiesioginę transliaciją, papasakosiu trumpai apie kiekvieną dieną. Kokias užduotis ar ką ten darysit, tai jau jūsų reikalas, tiesiog, kad turėtumėt bendrą supratimą, kas tą dieną yra svarbu. Pirma diena. Aš ir kryptis. Ketinimai, sprendimai, vidinė būsena. Labai svarbu į tai atkreipti dėmesį. Antra diena. Santykiai ir emocijos. Bendravimas, konfliktai ir atstumimas arba pritraukimas. Trečia diena. Saviraiška ir džiaugsmas. Trečią dieną turėtų būti daug kūrybos. Tai turėtų būti susijęta su vaikais ir su lengvumu. Ketvirtą dieną – struktūra ir stabilumas. Tai turėtų būti susijęta su darbu, namais ir su kūnu. Penkta diena – pokyčiai ir laisvė. Ši diena turėtų būti susijęta su kelionės, spontaniškumas, baimės. Šešta diena – meilė ir atsakomybė. Tai turėtų būti šeima, rūpestis, pasirinkimai. Jeigu kažkas nespėjate užsirašyti, jeigu norite užsirašyti, kad žinotumėt, į ką atkreipti tą dieną daugiau dėmesio, tai tiesiog peržiūrėkite dar kartelį. Ši gyva transliacija bus įdėta į skaičių magiją, taip pat antrą kanalą filmuoju, bandysiu įdėti ir į YouTube kanalą, tai galbūt rasite tikrai kur pažiūrėti ir dar kartelį, kad būtų, jei sau užsirašyti norėtumėt. Dar ką turiu pasakyti, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, šešta diena – meilė ir atsakomybė, ar ne, šeima, rūpestis ir pasirinkimai. Šią dieną labiau tokį kaip pavyzduką.
reikėtų rūpinti šeima ir žiūrėti, kokius pasirinkimus darome šeimos klausimais. Ar mes rūpinamės savo šeimos nariais? Ar mumis šeimos nariai rūpinasi ir išsikelti savo gyvenimiškai globalius klausimus, būtent susietus su šeima. Iš tiesų matau, kad ir vyriškių yra prisijungę, labai dėkoju, jeigu jums įdomu, tai super, nes pasaulis keičiasi ne tik nuo moterų sąmonės, bet ir nuo vyrų. Ir vyrai šiuo laiku, labai džiaugiuosi, labai stipriai eina į priekį, labai daug kaip čia pasakyti, kaučerių yra vyrų, kurie tikrai skleidžia žinias apie sąmoningumą ir moko tie, kas pasiekia kažką tai daugiau gyvenime, moko, kad kitiem padeda, kaip eiti į priekį. Kaip vienas iš tokių, Kęstutis Kaupas, tai tikrai yra daug žmonių, vyrų, kurie domisi taip pat sąmoningumu. Paprastai tokiais dalykais kaip numerologija daugelis galvoja, kad tai yra būrimai. Deja, mano gyvenime yra tik tai skaičiavimo mašinėlė ir popieriaus lapas ir tušiukas ir sėdžiu ir skaičiuoju iš gimimo datų tai, ką jūs atsinešėte, būtent kaip geriausiai panaudoti savo gimimo datą ir kad ta gimimo data būtų ne minusinė ar kažkokia mums kenkianti, o būtent pliusinė. Tai tikrai. Taigi keliaujam toliau. 7 diena. Vidinis pasaulis. Intuicija, tylos poreikis ir prasmė. 8 diena. Galia ir pinigai. Finansai, valdžia, savivertė. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį. 9 diena. Paleidimas ir transformacija. Užbaigimas, atleidimas, dėkingumas. Visos dienos, kiekviena iš jų maratone turės savo užduotį, kurią gausite iš vakaro ir tiesiog aprašymą, ką reikėtų daryti, apie ką daugiau galvoti, kokias transformacinės mintis laikyti galvoj ir būtent visos dienos bus susietos su šitomis temomis pagal skaitinę numerologiją, kas labiausiai mums galėtų padėti sukurti harmoningesnius, smagesnius ateinančius metus. Taigi, kodėl rūpi, kokiegi bus tie kiti metai? Šiaip pasižymėjau apie tai, kaip senovės kultūrose buvo suprantamas laiko cikliškumas. Ir senovinėse kultūrose laikas buvo suvokiamas kaip tiesė, ne tiesiog vedantis į priekį, o laikas kaip ratas ir ne linija. Pirmiausia, tai daugumoje senovės kultūrų nėra pabaigos. Tik perėjimai, mirtis, virsmas, pabaiga, naujos fazės pradžia. Ir todėl labai svarbi buvo ne metai, o perėjimo momentai. Tai yra slenksčiai. Tai yra diena, naktis, žiema, pavasaris, senas, naujas. Tie didieji perėjimo slenksčiai. Ir laikas suvoktas kaip ratas arba kaip spiralė. Dabar mes truputį kartais per daug laiką suvokiam kaip tiesę. Rytoj. Šiandien ir rytoj tiesė, už savaitės tiesė. Nėra to spirališkumo, to lankstumo laike ir kad viskas yra kaip ciklai. Kai mes pradedam pamatyti, kad mūsų gyvenimas yra ciklai, iš tiesų tai pagalvokit, 24 valanda pasibaigia ir vėl prasideda nauja spiralė, naujas sukimasis, tik tai visiškai kitoks. Tai laiką reikėtų suvokti kaip perėjimus.
ne kaip linija, kad rytoj būtų geriau. Tu šiandieną kuri, jeigu yra spiralė, reiškia, jinai yra kylanti arba besileidžianti. Ir tu šiandieną kuri rytojų. Ir už tai tos pirmos 9 dienos, tai yra spiralės kūrimas visiems metams. Ir tai tikrai yra visiškai kitas požiūris į patį laiką. Tai manau, kad verta apie tai susimastyti. Taip pat antra, tai būdavo, kad gamta pagrindinis laikrodis. Senovėje buvo skaičiuojamas ne skaičiais, o ženklų pasikartojimais. Saulė, tai yra dienos ir metų ritmas, ar ne? Mėnulis, tai yra emocijos, moteriškumas, paslėptas metų ciklas. Mėnuliui net paklūsta jūros ir vandenynai. Jie tai artėja, tai tolsta pagal mėnulį, koks jisai yra pilnatis, ar jaunas, ar delčia. Tiesiog mes labai esame iš tiesų, jeigu stipriau pažiūrėtumėm, priklausomi nuo mėnulio. Metų laikai. Taip pat gimimas, augimas, mirtis, poilsis. Labai stipriai senovėje buvo būtent viskas susieta arčiau gamtos, arčiau žemės. Ir jeigu mes dabar norėtumėm truputį harmoningiau gyventi, mes turėtumėm į tai atkreipti dėmesį. Žmogus save laikė gamtos dalimi, o ne virš jos arba visiškai be jos. Dabar mes žmonės kartais laikome save visiškai atskirtais nuo gamtos ir tai yra tikrai didelė problema, nes mes ne virš jos, mes tik ją niokojam. Iki mūsų gimimo gamta buvo ir po mūsų išėjimo gamta bus. Tai kodėlgi mes galvojam, kad esame tokie didingi, tokie vau, kurie gali viską niokoti, viską gadinti. Tai jei norim mažiau chaoso savo gyvenime, turėtumėm turėti daugiau gamtos savo gyvenime. Tai yra pasivaikščiojimų, pasėdėjimų, pabuvimų, galų gale pakvėpavimų grynų orų. Toliau, trečias, šumerai ir babiloniečiai. Pas juos laikas buvo siejamas su planetomis ir su dievais. Kiekviena diena turėjo savo valdantį principą. Ir ciklai kartojosi, kol pamoka buvo išmokstama. Gimimo datose jūs taip pat turite savo pamokas. Ir ne vieną, ir ne po vieną. Ir nesvarbu, kad mes nežinome apie tas pamokas, bet jos eina mūsų gyvenime. Ir kaip parodau daugeliu iš jūsų karminius taškus, visi sakot, vau, kaip čia taip, nes mes įsirašome sielą, gimdama, jinai čia gyvena mūsų krūtinėje, jinai įsirašo viską. Pamokas, norus, žmonės, viską. Ir dar plus prie viso šito mes kas naktį dar savo laideliu į matricą iškeliaujam susirinkti papildomų užduočių. Tai vat šumerai ir babiloniečiai, jie sukūrė savaitės planetų struktūrą, pavyzdžiui. Apie ką aš kalbu, kad ketvirtadienis yra tokia nuostabi diena, priklauso Jupiteriui. Ir Jupiterio planeta tai yra gausos. Ypač jei kas gimė su Jupiterio energija, tai jiem tiesiog teka gausa, jiem labai lengva žinių ir gausos planeta. Ir kad ketvirtadienį, žinote puikiai, kad labai tinka pirkti loterijos bilietus, nes iš tiesų tai diena, kada būtent švari Jupiterio energija padeda žmogui teisingai besielgiančiam su pinigais gauti didesnę gausą. Taip pat šumerai ir babiloniečiai pripažino likimo ir ciklinio grįžimo sampratą. Ką tai reiškia? Kad siela grįžta į žemę ne vieną kartą. Tai yra mažiausiai 15 gyvenimų ir po to tampa sena siela ir po to pagal jau savo pasirinkimą gali grįžti. Iš tiesų siela grįžta tai plius minus apie 100 kartų į žemę.
Plius minus. Nes kiekvienas parėjimas turi 12 klasių ir kol mes jas praeinam, taip jau gaunasi. Taigi, bet šiandieną ne apie tai, ne apie skaičius. Tikiuosi, kad pavyks man rašyti būtent tą paskaitą, kurią ištrynė Facebookas apie gimimo datą, kaip jinai susiformuoja, kaip mes ją susikūrėm. Tai tada galėsi dar kartą pasižiūrėti, ten bus plačiau apie tai. Tai ketvirta, tai parinkau senovės Egiptas, jie pripažino laiką kaip amžinasis grįžimas. Egiptiečiai galvojo, kad yra ciklinis, pasikartojantis laikas. Tai yra, jie pripažino saulėtekiai, potviniai, visa tai įrodo, kad būtent yra cikliškumas. Jie labiau matė mėnulio energijos cikliškumą. Ir taip pat yra amžinasis, nekintantis laikas, kuriam jie priskyrė sielą ir esmę. Esmė jie laikė būtent energiją arba visatos energiją, dievą, matricą, galią, gal taip sakykim, galią. Tai buvo būtent pirmi tokie pripažinimai, kad mes esam kažkieno didesnės visumos dalis. Ir visada ritualai buvo skirti išlaikyti kosminę tvarką, kad ciklai tęstųsi harmoningai. Indija. Indijos jugos ir kosminiai amžiai. Indų tradicijoje pasaulis gyvena milžiniškais ciklais, jugomis. Kiekviena juga turi savo sąmonės lygį. Čia lygiai tas pats, kas numerologijoje sakome, kad yra gimimai ir tų gyvenimų jugos, tai lyg gyvenimai ir kurie turi savo sąmonės lygį, kiekvieną kartą vis grįžtame atlikti kažkokių naujų užduočių. Kai ciklai baigėsi, viskas prasideda iš naujo. Iš tiesų, Indijos filosofija, jugų filosofija, tai yra viena aiškiausių cikliškumo filosofijų žmonijos istorijoje. Tai kodėl pasakojo apie daugelį buvusių ir dabar jau esančių, dar esančių suvokimo apie laiką, kad suprastumėm, kad tai, apie ką kalbu, kad tai yra labai stipru, kad kalbu būtent apie 9 dienų ciklą. Ir matot, kad jau ir šumerai, babiloniečiai, ir egiptiečiai, ir Indija, ir hinduistinis judėjimas, visi tai suprato, kad yra stiprus cikliškumas ir kad tas cikliškumas, jeigu mes einame ir kažką darome, jis duos didelius pliusus. Dar paminėsiu majus. Laikas kaip sąmonės kokybė pas majus buvo pagrindinis ir majams kiekviena diena turėjo unikalią energiją. Apie ką aš laikas nuo laiko įdedu į skaičių magiją. Žinot, taip nuoširdžiai pasakysiu, žadu savo, kiekvieną dieną įdėk, bet reikia labai stipriai sugalvoti, kas 9 dienos viskas kartojasi. Ir kiekvieną kartą sugalvoti tą gilę prasmę tai dienai. Ir nesinori bet ko. Tai kai pasėdžiu, pamastau, tai ir parašau. Ar pavyks kitais metais, nenoriu prižadėti. Nes pažaidį turi tesėti. Tai, kad kiekviena diena turi tikrai unikalią energiją, yra garantija. Jinai pas kiekvieną iš žmonių yra skaičiuojama metų energija, tai kitais metais bus pirmas vienetas. Tada jūsų asmeninė gimimo energija, tai yra tais metais, kuriam cikle jūs esat. Bet asmeniškai jūs turite dar nuo gimimo datos iki gimimo datos dar vieną energiją. Ir jeigu mes taip imtumėm, aš kiekvienam iš jūsų, kiekvienai dienai suskaičiuočiau iš 5 skaičių tikrąją energiją. Tai yra labai stipru. Už tai tie, kas jau šitą suprato, kad tai yra stiprų skaičiavimai, kada man rašo, perka mašinas, perka butus,
perka kažkokius didelius pirkinius ir tada klausia, kada geriausiai, pagal mano gimimo datą kada. Ir aš tik paklausiu maždaug kokį tarpą skaičiuoti, nes aišku, jei tai yra užtemimų laikas, iškart visiems sakau, nedarykit šitų klaidų, nepirkit, neparduokit, bet jeigu iš tiesų norit pirkti, parduoti, yra tam tikros dienos, kurios tikrai yra daug geresnės jums patiems su jom per jas tai padaryti. Tai kodėlgi tuo nepasinaudoti. Taigi, jau čia nuo Majų laikų, ar ne? Taip pat Majai dar sakė, kad laikas niekada nebėgo. Ir va čia įsiklausykit. Laikas turi ir turėjo charakterį. Jūsų laikas turi charakterį. Jeigu jūs pikti, jūsų laikas piktas. Reiškia, rytoj jūs susikursit tam tikrų problemėlių pagal savo charakterį, pagal energiją. Jeigu jūs linksmi ir geros vidinės pakilios energijos nesuvaidinsi niekada, jūs susikursit rytoj tam tikrus pliusiukus. Tai va čia laikas turi charakterį, tai tikrai verta atsiminti. Taip pat dar visada jie skaitė, kad yra svarbu, ką daryti ir kada daryti, ne bet kuriuo laiku. Ir jų kalendorius nebuvo skirstomas kaip dabar datomis, o gyvenimo harmonizavimui jis buvo skirtas. Taigi jau dabar šiuo laikmečiu daug žmonių kalba apie tai, kaip harmonizuoti savo gyvenimus. Tai yra labai stipri energetika. Ir dar palieskime senovės baltus. Mums tai yra ypač artima ir baltų pasaulėjautoje buvo metai, saulės ratas. Žemė žymėjo lūžio taškus, varlės ir kiti gyvūnai turėjo reikšmę savo laiko tėkmėje. Ir taip pat baltai labai priskyrė pomirtinį pasaulį ir protėvius, visas vėles, visa tai, kas buvo gyva, jie labai į tai, būtent kas buvo gyva ir ko neliko, į jų energetiką labai stipriai atkreipdavo dėmesį. Laikas baltams buvo gyvas, šventas ir paveldimas. Tai vat įsivaizduokit, jeigu teisingai pragyveni gyvenimą, skaitosi tavo vaikai gaus pliusą savo gyvenimui. Tai yra lyg paveldės iš tavęs geruosius dalykus. Tai vėlgi, galim sutikti, galim ne, bet manau, kad tai yra svarbu žinoti. Ir kodėl cikliškumas visada buvo toks svarbus, nes jis suteikė saugumo jausmą, padėjo suprasti, kad krizės yra laikinos, mokė laukti tinkamo momento. Mes, kai žinome, kad yra tam tikri ciklai, kad ne linija, kad ne ten ilgai iki metų pabaigos 365 dienos lyg ištiesti karoliai, o kad tai yra, tos dienos yra susuktos į spiralę, į ciklą, reiškia, jei kažkurio momentu mūsų spiralė nusileido, jinai sekančių momentų gali ir ne tik gali, bet ir pakils. Tai reiškia, kad mums tie visos nesėkmės, visi sunkumai, viskas labai gražiai pasibaigs. Ir sekundė, atsiprašau. Ir tada atsiranda ramybės pojūtis. Ir tas ramybės pojūtis mums duoda iš vidaus suvokimą. Mes lengviau pernešam sunkumus ir tuo pačiu mes stiprinam savo stuburą, nes mes žinom, kad visa tai pasibaigs. Anksčiau ar vėliau tai tikrai pasibaigs. Ir senovis žmogus žinojo,
kad viskas turi prasme ir kad ne viską reikia daryti būtent šią akimirką, vienu metu 1000 darbų. Kad dabar mes turime tik atkreipti dėmesį į savo energiją. Taigi, jeigu apibendrinant, senovės kultūrų laikas buvo cikliškas, nelinijinis, susietas su gamta ir kosmosu, turintis kokybę, ne tik trukmę, mokantis kantrybės ir išminties. Ir jeigu mes dabar suprastumėm patys, kad tai yra taip stipru, pradėtumėm labai vertinti savo laiką, nes daugelis mūsų kartais mes visiškai nevertinam tai, ką mes turime ir kad tas laikas jis yra labai svarbus, bet mes jį tiesiog, yra, nėra, į jį žiūrim taip. Ir labai dažnai mes sakom, aš pavargau. Ir aš nuoširdžiai jums pasakysiu, ar tu iš tiesų pavargai? Ar tu pavargai žiūrėti telefoną? Ir tada sugrįžkim pas protėves, išeikim pasivaikščioti ir pamatysim, kad mūsų nuovargis ant pusės sumažėjo, nes mes tiesiog dabar medija iš mūsų atima labai daug laiko ir mes jį dažnai leidžiame nekokybiškai. Tai žinant, turbūt turėtumėm labai atkreipdėmėsi, kad kaip leidžiam tą laiką. Nes kažkur visai neseniai teko skaityti, dabar nepasakysiu tiksliai kurioje vietoje, bet teko skaityti apie tai, kad medija yra sukurta taip, kad būtų priklausomybė jai. Tai jeigu skaitom, kad narkotikai blogai, alkoholis blogai, rūkymas ne kažką, tai tada ir medija turėtų būti truputį ne kažką. Turėtumėm labiau atkreipti dėmesį į tai, kad tai yra mūsų gyvenimo laiko mini vagiliukas. Taigi, kodėl daug žmonių užstringa jau sausyje ir ką jie daro ne taip, kad tas sausis, tu prisiplanavai, tu prisigalvojai viską ir staiga tas sausis tampa toks išbandymų metas. Daug žmonių yra silpni ir nepakankamai motyvuoti, o todėl, kad sausis iš prigimties nėra skirtas tam, kad būtų aktyvus proveržiui. Ir ta pagrindinė tokia problema kyla tada, kai žmonės pradeda eiti prieš savo ciklą. Iš tiesų, taip, jeigu plačiau biškį paaiškinsiu, kad sausis nėra starto mėnuo, o jis yra perėjimo mėnuo. Kaip ir sakiau, kiti metų tikrieji, ta energetinė metų pradžia prasideda vasario 17 dieną kitais metais, ir ji yra 2 savaitės. Tai yra nuo vasario 17 iki kovo 3 yra tas tikrasis energetinis perėjimas. Ten yra dar kitas ciklas. Bet šiandien kalbam apie 9 dienas, kurios yra perėjimo mėnesyje tam, kad tu teisingai pereitum į kitus metus. Teisingai, neteisingai nėra. Viskas yra gerai, jei tu tai priimi savo vidum. Jei tu nepriimi, tada jau yra kažkiek sunkiau. Senose kultūrose, kodėl sausis yra perėjimo mėnuo? Senose kultūrose sausis ir dabar mes žinome, kad yra žiemos vidurys. Tai yra tylos ir poilsio laikas, skirtas peržiūrai, ne impulsui. Jis yra peržiūrai, apmąstymui, sprendimai buvo visada ruošiami iš anksto. Kokius javus sodinsim, bet neforsuojant, neskubant. Šiandieną mes reikalavome iš savęs naujų įpročių, rezultatų, produktyvumo ir tai darome per anksti. Į kas atsitinka? Vidinis konfliktas ir energijos blokas.
Nes sausis, būtent sausis, yra tik perėjimo mėnuo. Ir jame galime padaryti tik tam tikrus dalykus. Jeigu mes užforsuosime, mes niekaip negalėsime pasiekti. Sausis visiškai netinka. Kaip meškos miega žiemą, taip ir mes turėtumėm apmastyti, ko mes iš tiesų norim aktyviaisiais mėnesiais. Aktyvacija prasideda pavasarį. Jau vasaryje jau galima aktyvaciją įvesti, bet sausyje tai turime mokėti gražiai, švelniai pereiti į aktyvaciją. Dar yra vienas antras, kodėl žmonės dažniausiai tą, ką prisižada būtent per naujus metus nepadaro, tai yra neišgėdėta senų metų energija. Žmonės dažnai nesąmoningai atsineša nuovargį į sausio mėnesį, neatsiprašo savęs už klaidas, praeitų metų net neįvertina, kokias klaidas padarė, nes tokiu tempu gyvename, kad vienos dienos nebeatsimename, o ką jau kalbėti apie visus metus. Todėl, kas neįsite maratoną, labai prašau, susirašykit maždaug, ką veikėt per metus ir ką skaitot gero padarėt. tą į priekį iškelkit dėkodami ir ko dar nedadarėt. Pavyzdžiui, neuždarėt kažkokių santykių su žmonėm, kurie jūsų nevertina, įžeidinėja, pažadų, skolų, dar kažko. Tai yra laikas sausyje, kada visą tai galima gražiai uždaryti. Ir jeigu mes neuždarome kažkokių ciklų, mes negalime nieko pradėti iš naujo. Tai yra naujos pradžios mes negalime turėti tokios, kad ji būtų lengva, kad ji būtų aktyvi, kad mums būtų smagu, sakykime, savo metuose. Bet mes labai dažnai net nesusimastom apie tai. Ir todėl sausyje dingsta motyvacija, atsiranda kaltės jausmas, atsiranda savęs spaudimas. Juk aš pasižadėjau, aš daviau savo žodį ir kodėl aš negaliu ištesėti to žodžio, kas su manim yra ne taip. Ir trečia, ką pasižymėjau, tai yra tikslai keliami iš proto, bet ne iš ciklo prasmės. Dažna klaida sausyje dar yra keliami maksimalūs aukšti tikslai be kūno ir emocijų įtraukimo, be perėjimo fazės. Tiesiog staiga visus metus tingėjau, nesportavau, gulėjau ant sofkutės ir dabar nuo sausio tikrai sportuoju. Nuo sausio pradedu žiūrėti maistą. Ir viską iš karto, nuo sausio žiūriu finansus, vokelius kuriu, viską darau ir viską iš karto, jokios perėjimo fazės. Ir įsivaizduokit, jūsų viduje vyksta didžiulis konfliktas ir tas konfliktas, ką jisai sako, tu išprotėjai gal nuo to sausio, ką tu čia sugalvojai daryti. Smegenys reaguoja, tai per daug, per greitai. Ir žmogus atidėlioja, nenorėdamas net, pažymiu, nenorėdamas net pamiršta tikslus. O kai prisimena, būna praėję pusę metų, nes jau smegenis atsipalaidavo, jau mato, kad tu nebespausi, jau savęs nebespausi ir tada kaltina save. Tai va čia atkreipti tikslai keliami iš proto, bet ne iš ciklo. Jeigu pas jūs, pavyzdžiui, sausis yra 9, jūsų asmeninis ciklas, jūs įsivaizduojat, jūs turit užbaigti viską, kas sena. Jeigu jis yra 8, jūs turit žiūrėti finansus, turit kitus dalykus daryti, o jūs naujus tikslus vienetą statot į priekį, juk čia sausis, jau čia dabar taip turiu daryti. Ne, neprievartaukit savęs. Ne. Dar 4 sausio energija yra vidinė. Atsiminkim, energetika sausį yra viduje, todėl 9 dienos darbo su savim, su savo vidumi bus.
ne su išore, su vidumi, bet visi gyvena paprastai išorėje. Tai va čia ir sausis kviečia sulėtėti, sutvarkyti vidų, sudėlioti struktūrą. Bet realybė paprastai būna taip: socialiniai tinklai, spaudimas, būti produktyviam ir palyginimai. Mes labai būna po naujų metų įkeliama daugybė nuostabių nuotraukų, fotonuotraukų, kaip kas pasikeitė, kaip kas pasipašė, kas ką darė. Ir va tada mes pradedam save lyginti. Labai prašau, nedarykit šito, nereikia. Matot kaip puikiai veikia Photoshopai, kaip veikia daugybė dalykų. Ar šitoj mums reikia iš tiesų? Ar šito mes norim? Taigi dėl to žmogus jaučia tuštumą, stagnaciją, nerimą be aiškios priežasties. Ir dar ką pažymėkim, neteisingas sausio naudojimas. Ką daro žmonės dar ne taip? Pradeda 10 naujų įpročių. Reikalauja iš savęs 100% energijos, ignoruoja nuovargį, lygina save su kitais, nori greitų rezultatų. Tai yra sausio pagrindinis topas, kai žmogus save sudegina. Jeigu išgirsi dabar, nesudeginsit savęs, nes tai tikrai yra labai svarbu. Sausyje svarbu savęs nesudeginti, nes išorė šaukia vieną, o jūs turite dirbti su vidum, su savo vidum. Ir tada viskas keičiasi. Ką reikėtų daryti? Uždaryti visus likusius darbus, nusistatyti ribas, susidėlioti tvarką, mažinti tempą, leisti savo dar nebėgti. Sausyje nebėgam, lėtėjam. Tai yra svarbiausia. Apie tai niekas nekalba. Visi sako, kelkitės tikslus, pirmą jaunatis čia. Ne, stop. Ne apie tai yra. Tai yra darbas su vidumi, dar kartą pakartoju, ne su išore. Taigi dar ką apie sausis. Sausis pamatų, ne viršūnių mėnuo. Ir kas pastatoma sausyje, tai tik tai tvarka viduje, aiškumas proto viduje ir kryptis. Tai yra sausio statymai. Tai yra sausio statymai. Kas nepastatoma būtent sausėje, dideli rezultatai, nebus jų. Greiti pinigai irgi ne. Sprogstamas augimas, taip pat ne apie sausį. Tie, kurie praleidžia sausį savo, tai yra tiesiog yra žmonės, kurie sausį išgirsta, ką kalbu, ir jie daugiau ir atkreipia dėmesį. Kas dalyvausit maratone, pamatysit, kad tai viskas yra su vidinė energija susieta. Ir tai yra būtent, jie atrodo lyg tai neproduktyvūs sausyje, ar ne? Tokie, bet jie yra sąžiningi su savim, jie neskuba, jie apmąsto, užbaiginėja, uždarinėja, susitvarko savo viduje. Ir vasarį ir kovą šie žmonės pasiekia daug daugiau ir jie juda daug greičiau. Tai esminė priežastis, žmonės stringa sausyje, nes bando gyventi pavasario energiją žiemą. Išgirskit tai. Sausis ir nauji tikslai tai nėra apie tai, ko jūs iš tiesų turėtumėte siekti, nes tai yra ramybės laikas, žiemos, poilsio laikas. Grįžkim į gamtą, išgirskit. Pamatykim, prisilyginkim, prisimatuokim gamtos ritmus ir pamatysit, ant kiek tai faina gyventi su gamtos ritmais. Dar
Aš tiesiog gaila dabar nežinau, ar matysiu jūsų atsakymus, bet ar dažnai, kaip dažnai pradedat metus? Chaotiškai ar sąmoningai? Aš daug metų pradėdavau chaotiškai, nes po visų švenčių maratono esi pavargęs ir čia keliesi tuos tikslus, darai, atrodo, tokius darbus, kurie, jau dabar tai tikrai ir viskas subliūkšta, viskas subliūkšta. Ir tada galvoju, kodėl taip yra, lyg tai atrodo, moku tikslų siekti, noriu jų siekti ir vėl viskas subliūško, vėl viskas ne taip. Tai mano patarimas, kuo sąmoningiau, kuo labiau suprasti, kas vyksta šią akimirką, tuo lengviau ir geriau gyventi ateityje. Tai labai svarbu. Kokiosgi yra dažnos klaidos per pirmasias 9 dienas? Skubėjimas, pervargimas ir konfliktai. Antra, alkoholis, chaosas. Po švenčių susitvarkys viskas, pasibaigs. Nepasibaigs. Dažnai savo be aiškios priežasties atsirandantis nerimas. Taip pat duodami pažadai, nesusimastant, ar tai tikrai tavo pažadai, ar tai yra kažkieno pamatyti pažadai ir gal tau visai to nereikia. Senų problemų tempimas į naujuosius metus. Tai yra pirmų 9 dienų klaidos. Ir jeigu akcentuosim, kad sausis yra tik tai ėjimo į save ir vidinės būsenos tvarkymas, viskas eisis daug lengviau. Ir kad tikrieji metai prasideda tik 2026 metų vasario 17 dieną, dar lengviau suprasit, kad tai yra simbolinių metų uždarimas, numerologinis metų uždarimas, ar ne? Kaip sąmoningai pragyventi šias 9 dienas? Norėčiau labai stebėti save ir savo reakcijas. Tie, kas neįstos arba tie, kas neįsite maratoną, kviečiu į maratoną ir vyrus, ir moteris, tikrai mielai. Taigi, tuoj papasakosiu, ką mes ten veiksim, bet tie, kas neįsit, tai stebėkite save ir savo reakcijas. Ką verta daryti kiekvieną dieną, bent po 10 arba 5 minutės leiskit savo kvėpuoti, kad nurimtų jūsų protas. Leiskit tiesiog sąmoningai atsistoti ir kvėpuoti giliai, kad pilvukas išsipūstų ir pro nosį įkvepiam, pro burną iškvepiam ir giliai kvėpuoti. Leiskit savo daryti, bet nesiekti tobulumo. Leiskit daryti sąmoningai, būti sąmoningai. Ir tada jums visos tos 9 dienos bus visiškai kitokios. Nereikia tobulumo. Svarbu atlikti veiksmą. Tobulumas ateina ilgą laiką kartojant tuos pačius veiksmus ir tada viskas visiškai kitaip atrodo. Ir visas atrodančias sudėtingas dienas paverskit nesudėtingomis. Daugiau šypsokitės. Pastebėkit, kai jūs nusišypsot, kai kiti žmonės taip pat pradeda šypsotis. Nori, nenori, pastebėkit, parduotuvėje, išbandykit šitą dalyką. Kada tu tiesiog ateini nusišypsai, kaip pas mus yra Norfos parduotuvė ir kai aš ten nueinu, aš tiesiog laukiu, kada viena kasininkė dirbs, nes mes su ją susitikusios, mes iki juoko, iki pilvų susiėmimo, iš nieko. Ten gali būti iš bananų kekės kažkas sakinys po sakinio ir mes nei draugės, nei ką. Bet ta energija yra, vau, kad aplink žmonės žiūri, nes ji yra gyva energija. Būkit gyvi viduje tas 9 dienas, bent jau 9 dienas. Leiskite energijai tekėti, leiskite tekėti džiaugsmą energijai,
santarvės energijai, supratingumo energijai, atsakingumo energijai. Tiesiog leiskit jomis tekėti ir jūs pamatysit, kokie stebuklai gyvenime įvyksta. Ir dabar apie 9 dienų maratoną. Ir tai yra kvietimas į gilesnę praktiką. Po paskaitos tikrai galite užsiregistruoti, rašydami man asmeniškai į Facebooką Eligija Bartkė. Aš tada duosiu nuorodą, kur padaryti pavedimą. Tai bus 30 eurų pavedimas ir 9 prijungsiu prie grupės, kuri jau sukurta ir joje tikrai yra labai daug nuostabių moterų, kurios nori jau maratone dalyvauti, kurios su manim keliauja nuostabių paskaitų per paskaitas ir jau ateinantį antradienį bus 50 paskaita, 50 mūsų susitikimas, aš taip skaitau, nes tie susitikimai taip stipriai mane verčia tobulėti ir aš taip esu dėkinga toms moteriams, tai tikrai yra stipru. Ir kągi gausime per maratoną? Kiekvieną dieną gausite aiškę dienos temą, tai yra iš vakaro, kad galėtumėt išmiegoti su tuo, kas bus rytoj. Ar nereiškia pirmoji diena, tai yra 31 gruodžio. Gruodžio vakaras bus, kad išmiegoti galėtumėt su tema, aiškę temą, konkrečią užduotį, paprastas praktikas ir klausimus bei refleksijas. Į ką turėtumėte atkreipti dėmesį. Tai bus mini video įrašai, kuriuose aš tiesiog paaiškinsiu paprastai ir grupė sukurta tam, kad be jokios baimės klaustumėt, jeigu neaišku, kaip tai suprasti, ką padaryti. Tai aš tikrai atrašysiu iš karto, kad galėtumėt suprasti. Maratonas skirtas žmonėms, kad nepasimestum, jaustų palaikymą, realiai paleistų savo metų pradžios patirtį į naują lygį, kad viskas eitųsi visiškai kitaip nei iki šiol. Ir metai yra likimas. Jie yra iš tiesų mūsų pasirinkimų seka. Mes kas akimirką darome pasirinkimus, kas akimirką turime 360 krypčių, į kurią galėtumėm atsisukti ir daryti pasirinkimą tiek santykiuose, tiek sveikatoje, tiek finansuose. Ir pirmos 9 dienos tai galimybė pradėti kitaip. Kvietimas yra saugiai, ramiai, sąmoningai kurti savo metus. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, jeigu negali pakeisti ateinančių visų metų, tu gali pakeisti savo metų pirmas 9 dienas. Aš labai jūs visus apkabinu, dėkoju, kad esate, kad žiūrite. Ir su jumis Eligija ir skaičių magija. Lauksiu prisijungiant prie maratono. Gražaus vakaro.